Sveiki, mano mėly ištroškę turinio žiūrovai. Tai nusprendėm su Mantu, kad išvažiuojam link Montenegro be žemėlapio, be nieko. Ir mėginsim važiuoti pagal žmonės. Jeigu sakys ten važiuok, mes ir važiuosim ten. Tai yra problema ta, kad Lenkiją mes praktiškai visą žinom. Nieko nepadarysi, Lenkiją žinom. Tai aš manau, kad Lenkija bus labai nuobodu. Vengsim autostradų, stengsim važiuoti tiesiog lokaliais keliukais. Ir tokias taisyklės bus, kad negalim duotis žemėlapį. Jeigu mes sutinkam žmogų, ir žmogus sakys, jo, aš jums galiu parodyti, pats įsijungia žemėlapį, mes iškart jį peržegnuojam arba sulupam. Galima ant lapuko arba ant telefonio užsirašyti miestus, kuriuos mums jie pasakė, kurie jis pailiui. Taip galim nusipiešti tiesiog žemėlapį. Tada informaciniai stendai. Dar kas įdomu turėtų būti. Negalėsim užsibukinti, nes jeigu užsibukinsim, kaip mums važiuoti kitur viešbučiai, mes nežinom adreso. Tai mėginsim nakvoti arba palapinėse, arba hosteliuose, arba motelės. Šį kartą girdėsit ir mane, ir Mantą. Mes turim 3 kardo įrangas. Vienas man, kitas Mantui ir vienas tiesiog kamerai. Tai mums pavyko sujungti, kad būtų abiejų balsai įsirašytų į vieną kanalą, vieną kamerą ir nereiktų po to montažė verkti. Čia, žinai, bus kokių porą tūkstančių skirtingų vaizdo medžiagų ir tu juos kartu sujung, kad sujungtum ir garsą, nes mes irgi nedurnime, suprantame, kaip reikia sujungti garsą, kad taip galėtum tiesiog naudoti vieną mikrofoną didžiai, Mantui, vieną man, juos bendrai įrašinėti, kol mes važiuojam ir po to grįžus tą medžiagą, kurią turi, pamėginti susinkint kartu ir gautųsi už 100 eurų viskas. Kuprinės, miegmaiščiai, maikų pasiėmiau krūvą, tik vieną džemperį pasiėmiau, 3 kilogų pasiėmiau. Ir viskas, manau, važiuosim, žinok. Dar kas bus įdomu, važiuosim į kažkur valgyti vis tiek. Ir čia bus įdomiausia, kad visą laiką žmonės, kai važiuoja valgyti, vis tiek žiūri, kad būtų 4,5 vertinimas, 4,5 vertinimas. Mes nebežinosim, koks čia yra vertinimas. Mes įvertinsim ir mes įkelsim tos užeigos Google įvertinimus. Ir mes palyginsim ir bus įdomu po to pažiūrėti jau montuojant, ant kiek mes prasišovėm ir ant kiek yra, ar čia gerai, ar čia blogai. Tai tas bus labai įdomu. Turim įsidėję GPS trackerį į motociklą, tai visas maršrutas yra fiksuojamas. Tai vėlgi bus įdomu pasižiūrėti kelionės metu, kur kas nublūdė, žinai. Nes galiu stebėti kiekvieną valandą, kiekvieną minutę, kur maždaug esu buvęs. Tai toks mūsų tikslas - pasiekti Montenegrą, o iš Montenegro važiuoti jau su GPS atgal namų čia be dviračių takais. Var, nes jau karšta. Viskas veikia, tik sėst, važiuok ir mėgaukis Lenkiją. Pirmas tikslas pasieks Seinus. Gerai, pradedam savo tripą. Dabar tai spausim jau čia bent 2 valandas be sustojimo. Ir varom bazuo. Pala, man tai pas mane kažkas blogai. Gerai. Pažiūrim, fūras praleidžiam, nes mes jų po to neapsilenksim. Nėra fūrų, važiuojam. Ne, čia nuvažiuoju, ne? Čia aš su GPS man lengviau. Mano stikliukas iškrito. Nu, taip, iškritęs. Nėra nes sriegio? Palau. Važiuosim dabar jau, tikrai be sustojimų. Fūra, ne? Reikia po šitos, žinok, važiuoti. Palauk, spėsi prieš fūrą. Ne, prieš šito nespėsi. Aš nespėsiu. Va, po šitos. Varom, dabar be sustojimų. Biškį patrukdysim fūram, tegul lenkioja mus. Na ką, tai dabar pirmas turėtų būti mūsų miestelis rimtesnis Lazdijai turbūt. Tai labai dar toli. Bet tai gerai, kad pirma mum yra Lenkija, tai truputį leis mum susipažinti su šito challenge. Nes daugmaž Lenkiją žinom bent jau kryptį. Šiaip pagrindė tai į pietus važiuoti reikia. Bet nebus tokio didžiulio streso, kad iš karto stot klausinėt, kur važiuot. Dar nežinau, ar angliškai kažkur šneka. Lenkija tai kažkiek, man atrodo, šneka, bet link Slovakijos neįsivaizduoju. Nu, taip pasme, kai mus, suprantu, sostinį, tai tikrai šnekės. Tai mėginsim kažkaip gestais. Kur tai įsivaizduoji, kur mes baigsim šiandien? Pirmas šiandien pasieksim Seinus, turim pasiekti, tada Bielestokas, bet geriausia būtų Lubliną pasiekti, būtų jau pusę Lenkijos pravažiuoti. O po to jau nuo Lublino reikėtų važiuoti iki pasienio, jau ten Slovakijos, tai o tada prasidės tie įdomumai. Aš sakyčiau, nuo Lublino prasidės, nes Lublinas, man atrodo, dūmo kaip Kaunas, žinok. Tai, žinai, įvažiuosi į miestą, jau nebežinosi, kur važiuoti. Šiaip lengviausia orientuotis yra europietiškas keliais, tai tie keliai, tai su skaičiuku, man atrodo, kad yra būtent keliai, kurie jungiasi su kitom Europos šalim. Mūsų pagrindė ir bus va tokie keliukai važiavimo, kaip šitas.
Tai va, jau nuvažiavom apie 20 km, nepasiklydom, nuotaikas labai geras. Bet jau man nugarą biškį skauda. Nes esmė tame, kad aš šalmą pasikeičiau. Anas šalmas svėrė 1,3 kg, kas yra labai lengvas ir pripratau prie to šalmo. O šitas svėrė tuščias 1,7, bet plus 2 kardo. Tai 2 kardo jau gaunasi iš viso apie 2 kg ir aš visą laiką galvoju dar apie 100 kg. Tai dabar ant mano pečių yra 102 kg iš vis. Aha. Bliam, pagalvojau apie 200 kg, tai dar sunkiau pasidarė. Galvok apie 3 gramus. Negaliu galvoti apie Lietuvos žvaigždės. Teisėjas ir reikėtų gal į parduotuvę užsipirkti. Susipirkti reikia trašinės. Bet Lenkijai pigiau. Tai Lenkija apsipirks. Nespėjau nufilmuoti, bet pravažiavo motociklistų gengas, mes pasisveikinom. Vokiškais numeriais pravažiavo. Ir mes su Mantu sveikinam su rankom, o vokiečiai sveikinam dabar su kojom. Man tai parodė, kaip su kojom maždaug pasisveikina. Tai pasisveikina ir sakom, blema, vis tiek vokiečiai turi savo tų savotiškų ženklų. Ir dar motociklai ant dujų. Nemačiau ženklo, kur atvažiavo. Naujieji valdininkai. Jau biškį su Vaidu sakėm, kad per daug pasirėbėm, ne? Nu, blėt, biškį jau To mikrofonas, žinai, kur tavo mikrofonas kabo, tau tiesiog už nugaros. Jo, tau atsiklėjęs. Tau reikia ant džinsovkės čia užsidėti, biškį ir laikys. Taip? Eik tu, Jo. tu turnas. Tai gal man ten tiesiog va čia užsidėtų dubėti. Vai, įvydu, dėk to nerašinė. O čia įsidėsiu. Opa! Škalnierė. Galima ir pro Alytų važiuoti čia tiesiai, galima važiuoti ir pro Veisiejus. Čia jau čia net geriau būtų 128 važiuoti. Gerai. Važiuojam tiesiai? Jo. Nu, važiuojam tiesiai. O tai Veisiejai netiesiai? Ne, Veisiejai ten. Ai, druskininkų pusė. Veisiejai į kairę. Dabar jau čia jau... Dabar nebežinau, kur važiuoju. Pasiekėm Lietuvos rajoną, kol kas dar nesam pasiklydę. O čia man įdomu, kiek kilometrų pravažiuosim, kada jau sakysim, palauk, aš nebežinau, kur važiuoti. Čia, manau, šitas etapas Lenkijai pasiektas. Sunkiausia, man atrodo, kad yra tiesiog mieste važiuoti, nes, aišku, vis tokio pagrindinį važiuoji turbūt. Ir išvažiuoji per tą miestą. Net kai daug dėmesio, ar miestuose būna parodyta, pavyzdžiui, Vilnius, pavyzdžiui, centre, parodyta, kur yra Kaunas, žinai. Man įdomu dabar, kai mes važiuosim į Alytų, ar bus kažkur ženklas tiesiai ir į dešinę į Lazdijus važiuoti. Man atrodo, kad pasiekėm Alytų. O, kaip gražiai čia Alytus. Ai, čia Mylė, galvoju, ta Alytus parašyta tave, galvoju, papričiom. Turbūt gal į partiją kokią sustopsim, nusipirkt, kažką užkast, kol kas tiesiai, kaip įsivaizduoju. Bet jau nebežinau, kur važiuoti, nes realiai mano planas buvo per Veisiejus važiuoti pro ten, tai žinau. Nematau nei vienos parduotuvėlės. Kur Maxima? Nėra Maximas. Mes kažkur ne čia važiuojam, turi būti Maxima, visą laiką būna. Va, Norfa, konkurentai. Nu, tai sukam į Norfą, bet realiai mes Maximas ieškom. Bananų pampersų nusipirkom. Gerai, važiuosim po truputį. Palaukiam, kol šitie visi pravažiuos. Ir važiuosim už 10 minučių. Gerai. Išvažiuojam iš Alytų. O, Maxima man tai. Ei. Nu, na. Atsiprašyk, Maxima. Atsiprašom. Nu, realiai nežinojom. Trūksta stendų tiesiog, bet, nu, tipo, nevažiuoti Jo. Norfa bus Maxima, žinai. Taip, nu, uždėti stendą gražų, aišku. Nevaryk Norfą priekį dar, pavažiuos biškį, Maxima bus. Vaidelį. Kiek kilometrų rašė? Kiam kilometrų? Ką tik buvo ženklai, nežiūrėjau, nereikėjo niekur nusuks. Šiandien žiūriu, blema, pamiršau. Eik, tu, na, grinai, išsiblaškiau. Blia, tikiuosi, na tai išvažiuosim čia jau ką, link Varėnos, man atrodo, į Merkinės, jeigu ką, atratu viskas būtų tvarkoj. Manau, kad čia iki Lazdijų, žinok, tiesiai. Kruizinam lengvai, ant 90 praktiškai visą laiką važiuojam. Tai eko, Seinai, antras išvažiavimas. Lazdijus įvažiavom.
Į Lenkiją tenais, man atrodo. Va, jau matau ženklą Lenkijos. Ten centras, o čia Seinai. Atradom, kaip važiuoti. Tiesiog vadovautis kelių ženklais. O jau norėčiau vėl prastampyti biškį. Čia irgi galėsim sustoti degalinę. Gal kavutės? Varom į viedą. Žinoma, į viedą. Dviem baikeriam arbatos kavos bus. Baikeriai arbatos negeria, tikrai. Labą dieną. Seinai tenais? Reikia veikėjų, paskui kapčiamiestis ir tiesiai naujas asfaltas. Bet ne, man atrodo, kad čia nebus, kad tiesiai tokius Seinus iššokti. Nu, nereikia Veisiejus. Kaip tik iš Veisiejų mes dabar atvažiavom. Tai jums reikėjo tiesiai ir važiuoti pro Veisiejų. Lenkių nori važiuoti. Tai va, čia tiesiai. Tiesiai šitų per iškelias, šitas ir tiesiai. Tiesiai tiek užsukti. Tiesiai. Okei. Rasim. A iš toli kur važiuojat? Mes iki Montenegro bandysim. O iš kur čia? Tai Europą? Jo, bet mes jokių žemėlapių nenaudojam nieko. Tai mes specialiai stovim prie žmonių, paklausim, kur toliau jo. Tai dabar jūs dabar atsakingas esat. Ar mes mirsim ar nemirsim praktiškai. Šiaip labai gražus miestelis Augustavas, jeigu teko būti Lenkijoje. Man tai vienas gražiausių. Ai, mes važiuosim labiau Bielastoką pusę. Tai Bielastokas irgi ten jo. mes be žemėlapio važiuojam. Seinus net nereikės užsukti. Nežinau. Aš galvoju, šiaip tai pagal visą interjerą turėtų turėti. Na, Ir keista, kaip klausė. kurį norėtumėm. Latę paimsiu, pasižiūrėsiu, ar reiks tų pamiškiai. Gerai, tai sužinom daug informacijos. Iškart, matai, žmonės labai gerai, ir ir patiems žmonėms net yra keista, kad, tipo, tai pro kur jums rodom važiuoti, ne, sakom, mes vežimėlį važiuojam. Tai, nu jo, ir matai, kad jie patys pasigauna, žinai, tą dalyką. Tai va, biškai įdomu, žinai, kad, tipo, kol žmonės irgi sūlė, kad, tai vežimėlį važiuoja, žinai. Dabar važiuojam, kol matom PL, važiuosim į PL, ieškosim, kol bus prašyta SK, Slovakijoje. Viskas, mūsų visas tikslas. Gerai, mikrofonai overloadinasi, viskas čia reikia, spiegia. Vakare pataisysim, pažiūrėsim, dabar tiesiog nėra laiko. Vakare pažiūrėsim. O dabar, kadangi žinom, kur važiuoti, į Seinus, važiuojam į Seinus. Kol kas ant degalinių maisto kažkaip sėdi. Jau širnas skauda. Važiuojam, Lenkiją mes atvarom. Net nežinau, kiek kilometrų iki Lenkijos, man atrodo apie 20 kokių. Man atrodo, 20 rašė. Ai, va, iki 22 kilometrų iki grinai iki Seinų. Čia visus tikrins, kai... Gal apvažiuot man? Oi. Jo, it's me. Važiuot? Thank you. Oi, tu atsargiai tas gulintis policininkas. Tai ką, jau Lenkiją pasiekėm be žemėlapių. Gerai, ženklus žiūrim. Va, Seinai. Kelias 653 tiesiai. Bielistokas 8 kelias, 101 kilometras. Tai ten autostrada bus. Tai reiks ten kažkaip po to ieškoti lokalaus kelio. Negalim apsilenkti fūros, nes netraukia mūsų motociklai. O, šūdo, va, ką reiškia su mocu važiuoti? Tu užvadi viską. Aš tai šūdo neužvadžiu. Ne, man iš burnos gal. Aš dantų šiandien nevaliau. Šepetėlį pasiėmei? Jo. Širgi. Dantų pastą pasiėmei? Ne. Aš pasiėmei. Aš žinau, kad tu pasiėmei. Palauk, žiūrėk, kur važiuot man. 653 kelias, gerai, važiuojam. Oi, kaip patogu. Oi, kaip faina. Po to Bielastokas. A po to. Lublinas, daugiau nežinau. Žinau tik tos 3 kelius. Esu su ta 3 važiavęs kažkada labai senai.
Dabar matai, dėmesys visiškai kitoks. Anksčiau būdavo, kad tik tai sankryžą pamatai, tai GPS pažiūri, ar čia sukt ar nesukt. O dabar gaunasi, tu viską turi skaityti, žinai. Dabar turi atsiminti kelią, va, 6, 5, 3, mūsų dabar šitas kelias yra. Po to palėsim, kur į Bielistoką. Sakė, 8 kelias, ane? Bet ten bus autostradis, tai mums reikės ieškoti lokalaus kelią, tai gal kažkas pasakės, taip, žinai. Bet šiaip labai dažnai būna prie tų autostradinių tiesiog šoniai tas kelias. Nu, tipo, per kaimus važiuoji. Įvažiavom į Seinus, kažkaip labai greitai. Lemba, kol kas pagrindinį važiuojam. Augustav. Lemba, jau reiks, žinok, klaus, manau. Nu, pala, pavažiuojam dar biškį ir manau, kad viskas, jau nebežinom, kur važiuot. Ar reikėjo pro Augustavo važiuot, paklausimas. Gali būti, kad reikėjo pro Augustavo, atvažiuosim į Augustavą, tada bus Bielistokas. Važiuok, man tiesiog seniukas eina, va čia paklausiu šio. Kur tu jį matai? Va čia. Jisai žinos. Hello? Bielistok? Bielistok? A? Bielistok? Į tą pusę. Yra, išsiaiškinu. Tenais turėtų būt po to ženklai. Nu, pažiūrėsim. Suvalkai, gal į Suvalkis važiuoja. 6, 5, 3, tas pats kelias. Man įdomiausia bus pažiūrėti, po to sakau, GPS, tas GPS, kur buvom nuklaidį, žinai. Man atrodo, kad važiavom į koks čia miestelis turėjo būt? Suvalkai, ne? Nežinau, Kryznė kažkoks, ne? Bet man įdomu, ar mes čia dabar negaunam su ratu, žinai, iš Suvalkų bus kažkur į Bielistok, tipo S8 kelią, žinai. Kavinį, varysim kažkur pavalgyti, paklausim vietinio, kad pasakytų, kurį kelią rinktis. Nes autostradą mes nepavažiuosim su šitais mods. Atvažiavom į Suvalkus, pasurasim, kur pavalgyti. Ir ten dar jau ką vietinių paklausim, kur toliau. Gerai, matau daug ženklų. Bielistock, aha. Kairian pusėn. Tai į Varšuvos pusę. Šiandien pirmas, man atrodo, dar paprastas kelias, žinau. Lemba, gali būti, kad reikėjo pro Augustavą gal tada. Vėliau pamatėm, kaip atrodo ženkle Bielistokas. Gerai. Jokių ženklų nėra. Važiuojam tiesiai. Lemba kažkaip keista, čia man atrodo, kad mes važiuosim autostradinį. S1. Tikiuosi, kad yra Pališono kelias, bet lemba aš jau biškį linkstu apsisukti varyti Augustavą, bet nežinau, nebent čia biškį bus pavažiavimo autostrada ir būtų į Bielistoką nusukimas, nes jie yra skirtingose vietose negu Varšuva, žinai, ir Bielistokas. Kol kas nežinomybė, bet gali būti, kad visą laiką tojo keliu važiuosim. Pas jos gal čia tas kelias reiškia 90, žinai. Gal sustojim čia? Davai. Va čia. Opa. Sorry. Bielistock or no? Bielistock? But it's a local road or it's autostrada? There are two roads, yeah? One highway and one local road. Highway? Uh-huh. Yeah. Bielistock. Yeah. If we go to Augustav, it's better, no? Tak. No highway, yeah? Highway Augustav i Bielistock. Okay, thank you. Nesuprantu. Tai jam stravos į Aš manau, kad reikia varyti į Augustavą, žinok, ne pro čia. Į tą 6-5 kažkokį kelią, žinai. Kai mes ten nuvažiuosim, pasieksim Augustavą ir tada jau atsiras Bielistokas ir gausis, kad tas Augustavas yra per daug kampę, kad naudotum autostradą, supranti. Dabar tiesiog iš autostradą pasieksi labai patogu, taip, žinai, autostradą važiuoti. Gerai, važiuojam. Mane tas glumina ženklas, kad yra Bielistovas ir Varšuva su autostrada ženkliuku. Tai galvoju, gal geriau būtų grįžti į miestą ir važiuoti į Augustavą šituo kažkokį keliuku, kur yra iš 3 skaičiukų, nes tie 3 skaičiukai reiškia, kad yra lokalus kelias. Plius tie žmonės sako, kad autostrad Bielistock Augustav. Na tai reiškia, mes įvažiuosim autostradą, žinai. Mums porą kilometrų grįžti atgal. Tai gerai, nuspręsta labai, manau, protingai bus. Kai Augustavą važiuojam, atgal biškį, tai jau nuklydom. Bet man neaišku, sakau, tie žmonės. Autostrada. Jau čia, žinok, nuo Bielistoką, sakysim, Slovakija ir tipo local roads, viskas. Nu tai va, išvažiavom iš miestelio.
Tiesiai. Atvažiavam į restoraną, paužkandžiaut. Order at the cashier desk, thank you. Įvertinsim pavalgę, aišku, šitą visą užeigą, nežinau, Google review. Kol kas man čia atrodo 5 iš 5. Taip, žiūrint, nes, žiūrėk, viskas pravažiavimas puikus, namas, nesveikai gražus, viskas čia tobula. Tai pasiėmėm koldūnų. Thank you. Šiaip dideliu, aš kaip tikėjausi mažesnė nebes koldūnai. Maistas skanus, bendrai nenori labai daug uždėti balą. 4,7. Bliam, viską turi. Kalba visom kalbom, užsisakėm, kaip pyragočių dumpling sakėm, 2. Tai rusiškai, angliškai ir dar lenkiškai. Jau atgirstus. Tai 4 kalbom. Pavalgiam, kaip ir pasiruošę dabar važiuoti iki nakties ir po to kažkokią parduotuvytę, nusipirkt kažką pavalgėt prieš naktį ir riešutų, kad skrandis skaudėtų ir viskas. Gal rasim hostelį netyčia, žinai, ir tipo, pigų, kokiam blusinę pamiegoti, sakot, prikolas, ne? Jo. Čia, žinai, mes čia palapinės paėmėm ekstra atėjį, o pinigų pas mus iki kaklo. Kelias Bielostok 16. Gali būt, kad teks autostradą važiuoti biškį, nieko nepakeis. Neišvengsim autostrados ir galimai biškės pavažiuoti autostradą ir po to nusisuksim į Bielostoką. Jau matau autostradą, žinau. Tai ir važiuosim savo furistų juostą, žinau. Jau matau tie McDonald's ženklai prie autostrados. Jo, aukščiausiai, kad nereiktų kaklą ištempti jau. Va, žiūrėk, SM7, stoibys. Tai Bielostokas gali būt, kad bus normaliai po to kelias. Nes europinis kelias, bet jis bus tiesiog juostom keliom. Galimai po to pasikeis biškį. Gal iš pradžių biškį autostrada bus. Iš miesto išvažiavom. Tai man atrodo, kad toks kelias, žinok, ir bus. Gerai, ką rašo, kokie ženklai. Kiek Bielostokas kilometrų? Kiek kilometrų? 8. 8. Gerai. Zaipės, nu. Augustavas išvažiuotas, Bielostokas už 8 kilometrų. Taip, pabiškį ir važiuojam. Jau skambu kaip balto lietuvis. Gal 20 minučių ir jau užpakalis vėl skauda. Bet kokiam pozum mėginu sėdėti durnom. Ta prasme kaip krevetė dabar, žinok, taip šikna pilnai į priekį stukas. Grinai C formas dabar, kaip šikantis šuva sėdžiu. Biški šikną pailsint sustojom. Oi, čia tobula vieta. Tobula vieta nesėdėti, nes labai purvina. O taip, reklama. Su Mantu važiuojam, jaučiam, kad jau mieguistumas ima, šikna pradeda skaudėti. Tai vietoj tos, kad susatume atsikelt kavos, yra alternatyva. Braitas, lietuviškas produktas. Be jokių saldiklių nereikalingų, nėra cukraus nereikalingo. Man skaniausias yra su laimu, rytoj ryte, pavyzdžiui, atsikersi, žinai. Čia yra su raspberry, ne? Perkit Braitą, yra labai daug, kur galima nusipirkti degalinėse, parduotuvėse, Maksimai yra, Norfai nepirkit. Ką, važiuojam, ne, ką mes čia? Niekas už mus nenavažiuos. Būtume davęs savo maškai važiuok, na. Arba patiem, kaip turiniam reik važiuoti. Aš būčiau sėdėjęs tiesiog ir visas, na. Palauk, kur mes važiuojam dabar? Ai, Bielostokė. Ai, Montenegro. Bielistokas. Bielistokas įvažiavom, atrodo. Lublinas 19. Blemba, čia taip gali greit. O, atsistot kaip gera man tai. Ai, tu ma... Svajonė. Va, Biedronkas, saugi dešinį. Va. Ir degalinė, tai gal čia dar degalų, blemba.
bananus pasiėmiau du obuolius ir du, kaip tau, turi tokį smėnę, cinamą. Čia bus mano vakarienė ir užkandžiavimai. Opa. Taulutė mums praktiškai už nugaros darosi. Vaizdai kitaip jau atrodo, šešėlių daugiau. Reikia, manau, valandas bėgi ieškotis, kur jau stovyklavietę išsikūrinėti. Paliekam dviese keliai jau. Galim nesąmonės daryti dabar. O, galėsim šiukšės išsimest. Kūnai pavargo, norėtųsi jau stot, bet saulė mums sako, kad reikia važiuoti toliau. Tai klausom, ką sako saulėlė mus. What the f***? Čia fūra, žinok, išsitaškė alaus 100%. Užuodė kaip smirdėjo vynu. Aha, vėliau kaip smirdėjo. Ir ten pilna buvo šitų butelių dėžių šitų. Tai manau, kad ten, žinok, žmonės tvarkė, rinko, nes ir stiklų buvo. Ten būtų patogu mums palapinės pasdėti, žinai, užmiegė ciklį kirtas. Pirmas mūsų tiltas gražus, galim lėčiau važiuoti, atsargiai neatsibesk. O, wow. Žinot, ko nelaukiu rytojaus ryto. Nes šikna tikrai yra nutrinta, puslėš jaučiu yra jau. O rytoj bus skausmas tas jau pareis. Dabar tiesiog atbūna, receptoriai nutvėse, o rytoj per naktį atsigaus ir labas rytas jau kakarekuo, žinai. Tai manau, kad skaudės. Galėčiau nusipirkti tų tvirtininkų kelnes, bet labai gėjiškas jos. Bet jeigu jų nesidėsi, vis tiek šikna bus atplėšita kaip gėjaus. Haha, tas ant to. Ir nežinau, ką daryti. Aš neturiu patarimų, žinai, nes man tas pats yra. Gerai, kad palapinės, tai žinai, įsivaizduok, meška mūsų užpuola, mes vienoj palapinį miegam, randam mūsų kūnus be galvų ir šiknas labai atmuštas. Kaip, va, Lublint į dešinę, tai nieko nepakeisim. Pravažiavom. Automobilių kelias. Negerai. Negausim kur pamiegoti miške jaučiu. Nebent bus, žinok, nusukimas vėl gal. O, žiūrėk, Slovakija. 5 PM. Va, prieš šov kažkoks. Pala. Ai, tai žiūrėk, važiuosim. Nebe autostrada turbūt. Apylanka. Tai gal vis dėlto dievulis mums padeda šiandien. Tai va ten tas vakelis yra, reiškia, local, matai, kur pakairė. Turbūt taip galėjom kažkaip atvažiuoti. Kažkur reikėjo nusukti turbūt, bet jeigu būtų buvęs ženklas, būtume nusukę. Viskas čia gerai. Kaip gera, žinokit, va taip pavažiuoti, atsistojus. Kaip ant paspirtuko, sakau. Matėm keliuką gražų, tai čia nėra mašina. Per ištisinę, ne? Ne. Mes čia geriausią spotą gyvenime radom. Mocai pastatyti, atrėmėm ant medžio, mano biškį ant bako, man ant vairo, kaip priklauso, aš jau ten nebežiūrėjau. Gražiai važiavam, net sąmonus, nenukentėt, neturėtų lenkai mums užpakaliu labai išpert, numaus kelnes tokius, matau, jau buvo sustoji. Šiandien važiavam 400 km kažkur, kas tipo nėra daug, iš tikrųjų nėra daug, su mašina aš nuvažiuoju kokį štuką tikrai reikia nuvažiuoti. Ir būčiau tiek pavargęs, kaip dabar, ir mažiau būčiau pavargęs. Bet su mocu labiau pavargsti. Kaip vertinu, lengviau negu tikėjausi. Bet dėl to, nes paskutinis miestas, kurį aš žinau Lenkijai, į šitą pusę Lublinas yra viskas. Bet dabar matau, kad čia po Lubliną važiuosim, kur yra SK, viskas. Tas smagumas, tai manau, kad čia labiau bus miegojimai, bet šiaip įdomu labai. Pažiūrėk, čia galim medituoti. Ai, va? Turime mišką, turim lapuočių mišką, pasižiūrėk tai jį, pasigėrė. Ir vieną pušį, va, mūsų motociklus laiko pušis. Žiūrėk, kaip rankas naudygau. Nemanau, kad šitas vietas yra raudoniausias pas mane dabar kūne. Nes lygiai taip pat kaip čia peršti šitie du žandai. Granai.
Rytoj taip nelauk rytojaus, žinai. Nes dabar biškai paliečiu net pirštai, atrodo, kad ant druskas sėdėčiau. Kaip supratom su Manteliu, kad kiek daug kainuoja komfortas. Tipo, mes čia tikrai esam žiauriai ubukiškai viską, nu tai emocinė, žinai, irgi ubukiškas. Tipo, čia nėra, kad ten nėra kažkas, žinai, neturim daiktadėžį didžiulį, nežiūrėk, aš šiaip važiuotų mane, didžiulės daiktadėžės, 3, susikrovė palapinės kažkokias ten, kėdutės, staliukas, mes nieko neturim, mes jogurtą laikom ant bako, žinai, kilimėlis ten pasitiesė, tamsu, ten neįmanoma net nufilmuoti, ten tamsu kaip praroj. Tamsu, ne? Tamsu kaip praroj. Tai manau, kad kokią 9 miegosim ir miegosim jau kokių 5, aš spėju, nes taip persmiegosim kitokį atveju. Tada atsikelsim, pavažiuosim porą valandų, kažkur pavalgysim ir vėl varysim iki Slovakijos. Ir biškai reikia rytoj tvarkyti mikrofono garsą, ne? Nes kažko garsiai įrašo mano balsą labai. Tai manau, kad šiandien bus tiek iš mūsų. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite laiką, parašykite komentarą, parašykite dislaiką ir paspauskite komentarą. O mes dabar einam miegučio ir susikelt medžiagą iš šito aparato.